tuos baisius žinius. Pagaminus ledinį veidrodį, kas pažvelgdavo į jį, tapdavo piktas ir bjaurus. Veidrodis gėrį rodydavo tik kalėdų rytą, todėl žynys labai nemėgo kalėdų. Per vienas kalėdas žynys labai supyko ir sudaužė veidrodį. Veidrodis krito žemėn ir ištišo milijonus ir dar daugiau ledinių šukelių. Tos šukelės padarė nepalyginti daugiau pikto negu pats veidrodis. Kitos veidrodo šukelės, tokios smulkios kaip šulkelės, išsisklaidė po visą pasaulį. Ir kam pateko į akį, tas matė tik blogį. Kam šukelė pakliūdavo į širdį, tam širdis pavirsdavo į kabamą ledo. Oras skraidė daugybę tų šukelių. Ta šalį pradėjo valdyti sniego ir ledo karalienė. Iš šukelių ji pasistatė ledo pilį. Sniego karalienė, sniego karalienė.
iš ledinio veidrodžio šukelių aš pasistačiau ledo pilį. Ledo dulkeles paleidau į visas puses. Jos ir dabar klajoja po žemę ir įkrenta į kvailų žmonių akis ir širdis. Kam ledo gabalas durs į širdį, lai pasidaro piktas. Vien pyktis tegyvuoja pasaulyje. Vien pyktis. Bet jeigu pasaka paseno, tai vis tiek kažkur gyveno. Paklausykime, kas atsitiko. Stebuklas, rožė pražydo. Žydė rožės ir vynas gimė Jėzus iš Marijos. Kai, pasodinkime jas vieną vazoną. Pasodinkime. Ir tegul jos bus neperskiriamos. Kaip ir mes. Ir tegul jos draugauja. Kaip ir mes. Ir tegul jos myli vieną kitą. Kaip ir mes. Kažkas ateina. Va čia papuoja namo. Pasislėpime. Sveiki visi. Sveiki visi. Alio. Alio. Sveiki visi. Sveiki visi. Bet čia nieko nėra? Ai, čia nieko nėra. Čia yra kas nors tada? Aš per kvailystės, kodėl jūs pasislėpę, kokie neišauklėti vaikiai, kokie Atsiprašau, bet mes išauklėti. Taip, tau, mes labai išauklėti. Na ir kvailiai jūs, mes nekvailiai. Kodėl jūs vadinate kvailiais? Mes viską pasakysime močiutei, kaip jūs negražiai vadinate. Beje, šilku, tai jūsų močiutė mums jį reikalinga. Juk artėja kalėdos, močiutė išėjo į mišką parnešti eglutės. Geriausiai į mišką parnešti eglutės.
Močiutė, močiutė, greitai. Močiutė. Kur ta močiutė? Aš jau namie. Pasižiūrėkit, nu tai kokią gražią šiukštę krūtę parnešiau. Pasižiūrėkit, išsigandę, visai nesidžiaugė tą krūtę. Močiutė, mes turime svečių. Oi, prieš kalėdas mūsų namuose svečiai visada laukiami. Labą dieną, kas čia būsi? Nesimato? Nesimato. Ar tikrai nesimato? Nesimato. Taip, nieko ir nepastebėjote. Nu, dar kartelę, tikrai nieko. Visai nieko. Nu, tai ką padarysi? O jau matos, kad nesimato? Tikrai, na, kadangi jau močiutė nesimato, tai ir jūs labai didžiai klausykitės, aš dabar paaiškinsiu. Mes esame labai turtingos, tikriausiai matot, karaliai, čia jau pačiupinėtumėt oda, žiedai, skarai. Mes esame verslininkais. Aš esu ledo šalies komercijos įmonės Gėlių ledinukai generalinė direktorė, o čia mano partnerė. O aš esu ledo šalies finansų reikalų ministrė. Suprantate? Kvailos, nekvepiančios gėlės, ledai, ledinukai, visą tai mūsų, mes viską parduodame prieš kalėdas. Dar vardyti? Na gerai, ir be žodžių supratome. Tai kadangi jau nieko nereikia pradėti, tai truputėlį paaiškinti. Mes gaminame štai va tokius ledinukus. Šiandien aš atsinešiau tik vieną ledinuką. Nu pagalvojau, gal kažkuriam vienam duoti, Ne. Neduosiu, paaiškinsiu, kodėl. Nu, patys suprasite. Verslas, verslininkas, biznisas, ir ten visokie reikaliukai. Bet, žinote, ką aš galiu jums prižadėti? Nu, tai va ir klausykis. Visiems čia sėdintiems parduosime be eilės. Atpirksit? Ne! Tai va, matote, bet dabar noriu mūsų paslaugos, kad man padėsit? Taip! O, tai kas ne, tai va, tai paprašysim. Ne, jis turi labai blogų daryti. Nu, kokį blogą, aš tai neblogą padarė, ką tai tu šliekis? Dabar tai, kadangi beveik visi padėsite, kai aš juoksiu, kai mes juoksime ir jūs juoksimės. Bet pabandom repeticiją. Paklausot. Nekartume gerai. Pakelsiu ranką tada. Negerai. Neparduosiu ledinukų. Visi kartu dar kartelį. Finansų ministrė ranka, va, tada juokitės. O tai sakykite, o tai ko jūs pas mus čia ėjote? Mes atėjome, kad nupirktume jūsų gėles. Artėja kalėdos, geras versliukas bus. Parduodamos. Mes gėlytės mylim. Mylite? Mes jų negalime pakęsti. Tai galim tokie. Ką mūsų gėlės? Mes iš gėlių aromato gaminame ledinukus. Ir prieš kalėdas parduodame iš mūsų merkame. Pats kalėdų senelis, kalėdų senelis.
Gerbiama komercijos direktorė ir finansų ministrė, galiu jums duoti vieną patarimą. Galite, klausome, bet ne per daug įdėmiai, tiksliau visai neįdėmiai. Tai užsiauginkite gėlių pačių. Užsiauginkite gėlių pačius. Turime tų gėlių. Užsiauginusius turim gėlių. Tos gėlės nekvepia, jokio aromato, jokio kvapo. Ir žiemą bandysime užsivesti jūsų gėlės. Man labai gaila, bet gėlės neparduodamos. Gerbiama pirmininkė, vaikai. Ministrė, ir viršininkė, generalinė direktorė. O ir parduodamos. Neparduodamos. Mes štai sakinėjame, o ir ne. Gerai, palauk. Gerai. 10 eurų. 10 Visiems po 200 užteks ir tau, ir tavo kvailiem vaikam, taigi atsistuk. Neimsim. Kad yra padovanojo kajų ir branda. O gėlės, taigi dovanos, taigi neparduodamos. Ir parduodamos viskas šiandien. Išprotėjusi senė. Mes užšaldysime. Kaip jūs mus užšaldysime? Nu gerai, neužšaldysim, bet mes jums atkeršysim ir tai paskiršysim. Tai jūs pamatysit. O tu už ką jūs atkeršysim? Mes nieko tokio nepadarėm. Už ką jūs atkeršysim? Klausimas, kaip mes jums atkeršysim? Ar žinot, kaip mes jums atkeršysim? Ne, nieko mes čia negosime. Viską pasakysime ledo šalies karalienei. Va tada tai pamatysim. Gerai, mes išeiname, mūsų išlydėti nereikia. Milijotai baltų kviečių. Tikrai, kiekviena snaigė panaši į baltą bitę. Močiute, pasakyk, o iš kurio pusės skrenda tos baltos bitės? Iš šiaurės, iš tolimosios šiaurės, iš ten vėjai, sniego, visi sniego karalienės tarnai, ten stovi ir ledo pilis, o joje gyvena sniego karalienės. Ar ji graži? Ui, neišpasakyta jinai graži, jinai visai iš ledo, spindinčio ledo. Akys tai tik žėčios žvaigždės, bet jose nėra šilumos. Vakarais jos sklando virš miesto, žvalgosi pro langą, barsto ledo dulkeles. Ai, nieko žiūri. O tu bijai, čia nieko nėra. Žinau, kad čia sniego karalienės. Aš iki iškėjų krosnį. Ir ką šitą krosnį? Šaltas gal reikėtų pasitraukti pro langą. Jūs mylėkite, o aš nepabusiu.
Kas man į akį krito, o kas man širdį gulė. Galima aš pasižiūrėsiu. Pasitrauk, vila mergiūkštė. Mūsų rožės. Kokios švyčios rožės, išmesk jas. Kariu, ką tu darai? Kaip tai ką darau? Už lango pūga, kokios švyčios gėlės, nei vienos, nei kreipos linijos. Baisios. Gerai, Kariu, eime į lauką, ten pamatysi savo puikiausias gėles. Kariu, pranešinėk mane. Taip iškrisi, o paskui verksi. Juk anksčiau pranešinėdavai, neiškrisdavai. Iškrisi. Iškrisi. Sakei, neverksi ir nežliumsi. Žiūrėk, Kariu, aš neverkiu. Tikrai neverkiu. Nežliumbi. Na, meluoju. Einu namo. Palik mane ramybę ir tikrai eik namo. Na kai, tai ar kiši mane į karštą protą? Atsiprašau už tokius žodžius. Matau, viskas gerai. Tavo širdis pavirto į šaltą ledo gabalą. Šaltą ledo gabalą? Ką jau, keliauk su manim į nuostabią karalystę. Ten nėra nei džiaugsmo, nei liūdesio, vien tik nusivylimas ir šaltis. Tai laimė. Sutinku. Gal pasakytų? Mano draugas dingo, gal paskendo upėje. Tuoj pasikviesiu tavo vaikelius, jie vis suskraido, viską mato. Ačiū.
Jie sakė, kad Kalis gyvas. Jis neturno. Nežinau, gal kaip užburtų gėlių suolą, dėl ten atima palankai. Jokio aromato, jokio kvapo. O jos auga mūsų darželyje. Reikia jas išnausti. Išrausime visą dienos. Bet paklausyk, mes turime gauti tų nenaudėlių gėles. Bet kaip tai padaryti? Kiek daug gėlių, kokios visas gražios. Nori pirkti mūsų gėles? Ne. Ką padarysi? Jei nenori, tai nenori. Bet palauk. Tikrai, palauk. Man kažkur matys. Tikrai. Nežinau, kur aš ją mačiau. Man ginčiatės. Supratau, tu pati atėjai į mūsų namus. Ir žinok, dabar iš čia niekada neišeisi. Atsiprašau, ką jūs pasakėte? Nieko, tik tarp kitko, pasigirdo tau. Atleiskite, bet aš nežinau, kaip jūs kreiptis. O, gali vadinti mus senelėmis. Ne. Kur senelė? Geriau vadink mus tetomis. Ne. O sugalvoju, vadink mus sesutėmis. Jūs auginate gėles? Koks kvapas? Kvapas? Bet jos buvo bekvapės. Ateikite, pakvėpinkite. Gerai. Koks brangus kvapas, koks aromatas, jeigu būtų mažiau galėtume pakvėpinti. Žinokit, 10 metų auginame gėles ir jokio kvapo. Baigėme daug putuoti. Na, sesutė, sakyk, kaip tau tai pavyks. Aš nežinau, jos paprasčiausiai kvepia. Bet sesutė, tu įsivaizduoji, kiek pinigų mes kartu uždirbsime. Oi, mūsų versliukas suklestės. Jūs parduodate gėles? Jūs parduodate tokį džiaugsmą. Džiaugsmas, sakai džiaugsmas? Džiaugsmas, 5 eurai už nekvepiančią gėlę. Tai verslas. Atleiskite, bet man jau laikas eiti. Oi, neišleisime savęs, kol tai neišgersi mūsų nuostabiosios, kvapniosios arbatos puodelio. Gerai, bet tik vieną puodelį. Gerai, sesutė, nenuobodžiauk, tuoj grįšime, atnešime. Mergaitė, kur tu? Aš čia, šalia tavęs. Tu kalbi? Taip. Ar nematai Kalis, ar jis gyvas? Mes ateina iš žemės, kur mėnesį. Tavo dvirato nėra. Tu gali manim pasitikėti. Tada kur jis nuėjo? Kalis yra namuose, tačiau jis nelaisvėje. Rožė, jūsų rožė, ji pasakė. Ji pasakė nesąmonę, tame nėra jokios prasmės.
visiškai. Ir ji toliau savo žiedą nieko nemato. Bet ji buvo tokia tikra. Tikra. Nu tu pari pagalvoti. Gėris. Gali žinoti. Visiškai. Bet aš ją patikėjau. Eime ir pastebėkime. Gersi arbato. Na, grįžta, linkit. Nieko karalienė, neperka jos produktų. Višta, ramiau. Aš varną kartu. Kokia tu varna? Jei tokias nesąmonės pamiršti šviedą, Tas neišauklėtas, bet Jis išauklėtas. Pasidarė labai piktas. Nu va, matai, sakėme. O ką mes sakėme? Paleiskite mane. Mes tavęs nepaleisime. Tu mūsų lobis. Tavo dėka visos mūsų gėlės kvepės. Tu išgersi šitos arbatos. Užmaršties gėlės aromatu ir visam laiku liksi pas mūsų sode. Aš jūs irgi pažinau, tai jūs ta pati verslininkė, komercijos direktorė, finansų reikalų ministrė, kurios buvo pas mano močiutė ir norėjau nupirkti mano gėlės. Nespurtėk. Pagaliau tu viską supratai. Tavo dėka mūsų gėlės kvepės ir mūsų visas versliukas klestės. Bet aš tave išgelbėsiu. Jūs labai simpatiškas vardas. O koks jūsų vardas? Mane vadina Varna Karla. O mane varna Karina Karla. Jūs minėjote, kad laisvėje rūmuose. Jis nelaisvėje. Taip, mano draugė gyvena rūmuose ir matė, kad pasėdė kažkoks vienas berniukas. Galbūt Karis? Atvyko ir labai patiko rūmų princesei. Karis negali nepatikti. Jis dabar laiko save rūmuose ir nieko jo negali. Kitaip sakant, jie Karį kalina. Na, nežinau, ar Karina pusė tavo neįskiria, nes Karina. O kaip jis atrodo? Jo plaukai rusvi. Karis? Jis drąsus. Tai mano Karis. Gal. Nuvykime ir aplankykime. Taip. Skleidžiasi iš naujo kursa ant šiltų langų. Mano svajonės tyros mūsų širdyje. Tarsi žvaigždės įsižiebia naktyje. Kas čia drumsčia ramybė? Gal kalėdų senelis? Ne, kalėdų senelis, čia aš Varna Karla. Kaip malonu matyti Varną Karlą. Sveika, jūs, mano draugė. Labai malonu susipažinti. Aš Gerda. O aš Varna Karla. Labai malonu susipažinti. Gal kalėdų kas mus atvykote švęsti? Ne kalėdų. O tai kokie vėjai iš čia atvyko? Mano draugė Gerda ieško draugo. Gal jis yra nelaras vėjų? Jau, princas ir princesė lieka. Greičiau, kad mes jau paskaičiame. Eime.
Sargyba, sargyba. Nereikia sargybos, čia mūsų draugai. Kodėl tu verki? Aš verkiu, nes tu nekaris. Kas? O kas toks? Jis yra Gerdos draugas. Mergaitė, kaip nuostabu, turėti draugą, surasti draugą. Taip, ieškau. Tai dėl to tie rūmys, ieškoti kaimo. Man sakė gėlės, kad karštas karalystė, jis nelaisvėje. Mergaitė, kudu šiandien traukia mūsų saldų miegą. Atleiskite, bet jie turi surasti savo draugą. Taip, jis yra nelaisvė kažkur šiaurėje. Šiaurėje yra tik vieni rūmai. Ar tik senelius? Ne kalėdų senelių. Tai kieno metų? Tai gal sniego karalienės? Taip. Sniego karalienės? Tikiuosi Gerda, kad tai tiesa. Tai tiesa, aš girdėjau, kad sniego karalienė sėdi ledinėme soste. Kokia ji karalienė? Karališkai mes ją vadiname žiemos ragana. Kas tu paslėja? Ne. Ką jums sniego karalienė užbūrė? Jis tapo piktas, žiaurus. Piktas ir žiaurus. Tai piktas ir žiaurus. Berniukas ledo širdimi geresnės dovanos sniego karalienė nerastų. Nejaugi niekada galim padaryti. Jeigu ką jau širdyje įstrigusi ledinio veidrodžio šukelė, ragana jį laikys amžinai savo šalyje. Bet ją galima nugalėti. Nugalėti? Kaip? Meilė stipresnė už sniego karalienės karius. Aš suardysiu sniego karalienės karius. Mes turime išsklaidyti Snaidelį karalystę, bet tam labai šalta. Ir toliau turėsi eiti viena. Tu nesušaltų, aš tau atiduosiu savo karvį. Su jais tu tikrai nesušalsi. Labai ačiū, dabar tikrai nesušalsiu. Palaukite, artėja kalėdos, kad viskas ir visi turime sugiedoti maldą. Per kalėdas visos svajonės pildosi.
nežinau, kaip sakysite. Princesė. Aš Žinai ką? Pažaisim. Mes būsim princesės, o tu galėsi apsilikti. Sutinki? Bet aš ne princesė. Kaip ne princesė? Kaip ne princesė? Aš tokia pati mergaitė kaip ir jūs. Sakai, mergaitė. O koks tavo vardas? Aš Gerda. Aš pasiimu šitą vardą. Dabar jis mūsų. Tai kuo tu vardu? Aš Gerda. Tu ką? Tyčiojasi iš mūsų. Aš Gerda. Bet jūs ne Gerdos, nes aš Gerda. Tai koks jūsų vardas? Plėšikės. Tai koks jūsų vardas? Plėšikas? Plėšikės. Paleiskite mane. Nepaleisim? Turiu išmesti savo draugą Kaltis. Dabar gyvenu jai prieš manęs, jis dideliame pavojuje. Tu turi draugas? Taip, turiu. Ką reiškia draugas? Kas jis toks? Na, mes kartu žaidžiame. Turiu klausimą. Kartu dar švęsite kalėdas? Taip. O gal kartais savaitės nugyveno? Taip, jūs niekada neturėjote draugo? Tai tada aš tapsiu jūsų draugė. Jei mane paleisite. Nepaleisite. Nepaleisime, paleidžiam. Vieną aš su Kaltis ateisiu pas jus ir mes kartu žaisime. Švęsime kalėdas ir netgi pagaliausime obuolius, kaip daro tikri draugai. Ar jūs žaidė? Draugų pažadai niekada nelaužome. Palauk. O kur tas tavo draugas? Jis pasimėgo karalienę. Pamiršk. Kaip tai pamiršti? Juk jis mano draugas. Aš eisiu jo ieškoti. Ieškoti mes tavęs neišleisime. Niekur tu neisi, tu patekai į plėšikų rankas. Mes parduosime tavo kailinius ir pasistatysime didelį laivą. Ir kas iš to? Juk sniego karalienė užšaldė visą vandenyną. Tiesa, šaldė visą vandenyną. Dabar mes čia turime miške plėšikauti, negalime išplaukti jūrą. Aš tvarkysiu sniego karalienės kelius ir jūs turėsite galimybę išplaukti į atvirą jūrą. Man reikia jūros. Begalinio vandenų. Ar prižadė? Prižadu. Tai ką tada? Išleidžiu? Išleidžiu. Ar leidžiame? Neleidžiu. Neleidžiame keliauti. Gerai. Na gerai. Keliauti. Mes atiduodame tau ir tavo kailinius. Ir dar mes padovanosim ką? Šiaurės elnę. Tai kuris padės tau kelionėje. Bet lauksime tave sugrįžtančias. Ačiū mano draugės. Keliau greičiau, kol nepersigalvojom. Sveikinimui žaidukas! Krito! Valio! Kur aš? Šiaurėje, Latvanijos namelyje. O tu kas? Kaip čia atsiradai? Mane atgabeno šiaurės elnis kažkas savo draugo. Jis bedare. Sniego karalienė iš tavęs jį atvedė. Jis ją namuose. Jūs žinote? Ką žinau? Kaip ten patekti?
Mieloji. Jis nieko karalienės sūnus. Na, nežinau, ar aš čia galėsiu padėti. Aš nesustosiu, nesigausiu dar pati. Karis vedoje, turiu padėti. Gerai, mieloji. Žiūrėk, įdėmiai klausyk. Štai, nuo čia tu turi keliauti tiesiai į šiaurę. Jeigu pavyks išgyventi, tu pasieksi ledo šalį. Ten ir gyvena sniego karalienė. Ar toli iki sniego karalienės rūmų? Oi, toli. Bet tu gali įveikti šitą atstumą ir greičiau, nes tu turi tai, kas tau gali padėti. Kas tai? Tai meilė, tikėjimas, viltis. Suteikite man stiprybės. Tu būk atsargiai. Ragana piktoji karalienė, ji gali sušaukyti, jų labai sikta. Ir tavo kelias pajusi, tarsi angelas sparnais, glostau ir tu gali sušaukti. Tai kad būk atsargiai. Bet man reikės per kalėdas grįžti, ar aš suspėsiu? Stiprybės tau suteikti didesnės, negu tu turi, aš negaliu. Kas gali būti stipriau už ištikimą širdį? Viskas bus gerai. Imk žemėlapį ir keliauk drąsiai, tau viskas pavyks. Eime. Jos gražesnės už tikrasias gėles. Tu teisus, Kajau. Į vienos netaisyklingos linijos. Tu protingas, Kajau. O tos gėlės nekvepia. Kajau, aš tau daug kartų sakiau, kad gėlių kvapas meilė neegzistuoja. Tu turi tai pamiršti. Pamiršti. Kajau, ar tu žinai, kas yra džiaugsmas? Ne, nežinau. O grožis? Ne, nežinau. Gal tu prisimeni, kas yra meilė? Meilė? Ne, neatsimenu. Neatsimeni, labai gerai, vadinasi, neatsimeni ir gerbos. Tai kad visiškai ją pamirštum, aš tave užkalbinsiu pakartoti. Kajau, ar tau liūdna? Man liūdna, neįlims. Labai gerai. Mano rūmuose negali būti jokio džiaugsmo ir jokių linksmybių. Ar tu jau sudėjai žodį amžinybė? Galiu sudėlioti visokiausių žodžių, bet amžinybė man išeitų. Kajau, tik sudėk šitą žodį ir tu tapsi visagalis.
jau tave matau. Išeik, Aš, tiesa. aš matau, Nejaugi tu mane pamiršai? aš niekada neužmirštu. Aš tavęs visur ieškojau. Atsargiai, aš turiu sudėlioti žodį amžinybė. O ką tu darai? Bet jie labai gražiai. Atsargiai, aš turiu sudėlioti žodį amžinybė. Man liepia pati ledo karalienė. Jei sudėliosiu, man atiduos visą pasaulį. Eime namo, kvailutė. Eina namo, čia mano namai. Ne, pavyzdžiui, čia ne tavo namai. Čia šaltas, kalėdas, net eglutės papuoštos, nėra. Kalėdos, deglutės su žysleliais, kas tai? Kvaila mergiotė, aš tave sušaldysiu. Aš neleisiu to padaryti. Ar tu nesupranti, kad ką jau širdis šalta? Jis niekur neis, jis mano. Ai, kas man iš akies iškrito? Tikri draugai ateina draugu. Taip, vis draugai ateina laiku, o ne tada, kai laiku. Gerda, brangiausia mano Gerda, kur aš buvau, kur tu buvai?